Lietuvoje su kvalifikacija tarnautojų yra problema. Anksčiau būdavo nuolat vykdoma jų specialios mokymo programos, nes aplinkos labai keičiasi, jau dabar su skaitmeniniam visom tom naujais skaitmeninės paslaugas reguliuojančiais teisės aktais dar labiau atitrūko realybė nuo įstatymų. Visų pirma, kad tie elektroniniai parašai svarbus ne tik rinkimam, bet kuriam ūkiniam gyvenime dedami elektroniniai parašai, visi nežino, kokie iš jų teisėti, kokie neteisėti ir panašiai. Kaip jūs suprantate, rinkimuose dedamas popierinis parašas, galite popieriniu būdu pasirašyti už kandidatą ir elektroniniu būdu. Popieriniu būdu, kaip pasirašyti, yra specialios taisyklės. 20 metų balandžio 2 dienos numeris SP33 rinkimų komisijos patvirtintos. Ir ten parašyta, kad jeigu jūs norite rinkti tos parašus, reikia, kad būtų paskirtas atsakingas asmuo, kiekvienas dedantis parašą, už kiek norit, galite pasirašyti kandidatų po vieną kartą, bet kiekvienas dedantis parašą turi daryti tai asmeniškai, nurodyti visus reikiamus duomenis ir tik tai tada tas popierinis parašas pripažįstamas galiojančiu. O tas asmo, kuris renka parašus, dar turi patvirtinti tą lapą, kur parašai parašyti. Tai aišku, kad tokie pat reikalavimai turi būti taikomi ir elektroniniam parašam. Taigi, elektroniniai parašai turi būti pasirašomi, patys turi pasirašyti, užpildyti reikalavimus elektroniniam parašui ir tas turi būti patvirtinta patikimumo paslaugų tiekėjo. Patikimumo paslaugų tiekėjas yra patvirtinta, tokia savoka patvirtinta Europos reglamento numeris 910 dar 2014 metais Liepos mėnesį. Patikimumo, kuris patvirtina, kad tas parašas yra, elektroninis parašas yra tikras, patikimas, yra Lietuvoje, turi būti patvirtinti ES mastu ir Lietuvoje tokie patikimumo paslaugų tiekėjai yra Registrų centras ir dokumentų išdavimo centras prie VRM, kas aišku savaime suprantama. Taip, kad kiekvienas elektroninis parašas, kuris yra, sakoma, kad tai yra elektroninis parašas ir dokumentas jo pasirašytų, galioja taip pat kaip pasirašytas popieriniu parašu, turi būti patvirtintas šitų sistemų. Kodėl šitų sistemų? Todėl, kad jos pagal saugumo, kibernetinio saugumo reikalavimus atitinka standartus nustatytus ES. Ne tik jie atitinka standartus, bet programinė įranga ir įrengimai, kuriuos jie naudoja, atitinka tuos standartus. VRK nėra tarptų patikimumo paslaugų tiekėjų. Tai yra jos patvirtinti elektroniniai parašai nėra tolygus popieriniam parašam. Trumpai tariant, pradedant nuo 2014 metų Liepos mėnesio, reiškia 16 metų prezidento rinkimai, taip? Ar kada buvo? 19 buvo 5 metai, 14 metais buvo, 14 metų prezidento rinkimai, nežinau, dar reikia žiūrėti. Ten buvo kitas dokumentas prieš tai. Visose tose rinkimuose, 19 metų Europos parlamento ir prezidento Seimo 20 metų rinkimuose, 24 metų Europos parlamento ir prezidento rinkimuose, visi elektroniniai parašai nėra patvirtinti patikimumo paslaugų tiekėjo, kaip tai reikalauja ES direktyva ir atitinkamas 18 metų balandžio 26 Lietuvos įstatymas elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas. Nėra patvirtinti, tai yra jie nėra lygiavertus popieriniams parašams. Todėl turėtų būti nepripažįstami. Pripažįstami tada tik tokiu atveju parašai, kurie buvo pasirašyti per registrų centrą, jie yra patvirtinti registrų centro ir tik tai šitie pripažįstami. Visi kiti parašai, kurie pasirašyti kitų būdų, kaip ten VRK teigia, įėjus į svetainę galima kiek nori kartų pasirašinėti, negalima. Galioja tokios pat taisyklės kaip popieriniam parašam. Kiekvienu atveju reikia jungtis iš naujo, kiekvienu atveju asmo turi save identifikuoti kaip ir paprastų parašų ir nurodyti savo duomenis, kuriuos sutikrina patikimumo paslaugų tiekėjas, šiuo atveju registrų centras. Jeigu parašai dedami pagal kokias tai vidaus taisyklės, kurias nusistato VRK, tai jisai yra paprastas elektroninis parašas, o ne kvalifikuotas elektroninis parašas. Reiškia, yra dvi savokos. Paprastas elektroninis parašas ir kvalifikuotas elektroninis parašas. Tik kvalifikuoti elektroniniai parašai tolygus popieriniam parašam. Tai vadinasi, jūs visi galite teismuose ginčyti visus dokumentus, kurie pasirašyti elektroniniu parašu, netitinkančių kvalifikuoto elektroninio parašo reikalavimus. Smulkiau su tais reikalavimais galite susipažinti
toje mano minėtoje reglamente, kuris yra ir lietuviškai, taip pat Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimų paslaugų įstatyme nurodytos. Dabar taip, už tai čia prokurorė nenori, policija nenori, visi nenori, tai aš noriu pasakyti, kad ten yra nurodyta toks dalykas. Remiantis 19 straipsnių patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjų atsakomybė, asmenys pažeidę reglamento 910-2014 metų balandžio 26 įstatymo 1120 į jų įgyvendinimų teisės aktų reikalavimus atsako administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Pastaruoju metu tvarka yra sugriežtinta ir jau yra baudžiamasis kodeksas taikomas. Tai čia ta tyrėja policijoje, prokurorė, ta, kuri nenorėjo, ir teismai, kuriuos aš turiu laiškus, kurie taip pat nenori nagrinėti ir tos dokumentus tiesiog meta į šalį. Dabar kas atsakingas, ne mes su Zigmu atsakingi už tų įstatymų vykdymą. Ten irgi yra nurodyta, kad valstybė atsakinga, kad, reiškia, dokumentai pasirašinėjami elektroniniai reikmenėmis atitiktų tos standartus ir reikalavimus. Vadinasi, valstybė turi paskirti instituciją, kuri nuolat tikrintų, ar tas vyksta. Tokia institucija yra Lietuvoje paskirta. Tai yra ryšių reguliavimo tarnyba. Asmeniškai aš kreipiausi į ją porą kartų ir visais atvejais gavau atsakymą, maždaug nieko nežinom. Tai aš tik jums noriu priminti tą straipsnį 19 įstatymo patikimumo užtikrinimą, kurį aš ką tik citavau. Antras dalykas, tas auditas turi būti vykdomas reguliariai. Tų visų, reiškia, priemonių, ar jos atitinka tą, tame tarpe ir registrų centras turi būti tikrinimas, ar jų sistemos atitinka tos patikimumo reikalavimus. Tokių patikrimų nėra, bent man nepateikė mano prašymų. Jeigu jau čia nėra, tai aš taip pat galiu paklausti, ką aš ir padarysiu. Jie turėjo pristatinėti ataskaitas ES atsakingom institucijom apie tos patikrinimus ir kad Lietuvos elektroniniai parašai, nes juk čia yra sutartis ir tarp šalių ir panašiai, kad Lietuvos elektroniniai parašai atitinka kvalifikuotam elektroniniam parašui reikalavimus. Kokia viena iš sudėtinė kvalifikuota elektroninio parašo dalis yra laiko žymė. Tai yra aišku, kokiu momentu jūs pasirašėte tą dokumentą ir tas yra užtikrintas patikimumas to parašo. Dabar jeigu tai daroma, kad jeigu pas jūs pasirašote sutartį ar ten įmonės kažkokius tai susitarimus su kita įmonė, kad būtų aišku, kad tas padaryta tuo momentu. Kilus ginčiui, kad nebūtų kalbų, kad čia jau seniai susitarta, labai mėgstama kaitalioti dokumentus atbulinę datą, paskui taisyti PDF failus elektroninius ir panašiai ir apsimesti, kaip aš sakau, durniais. Tai žinokite, viskas tas yra patikrinama. Atsako už tai, kad tas patikimumas būtų kvalifikuotų patikimumo paslaugų tiekėjai, tai yra registrų centras ir vyriausybės dokumentų išdavimo centras. Ir jeigu yra kažkokių tai problemų, tai tą kontrolę vykdo ryšių reguliavimo tarnyba. Taip, kad Lietuvoje įstatymuose viskas parašyta. Taip pat yra nurodyta atsakomybė už tai, kad tai yra nevykdoma. Čia liečia ne tik elektroninius parašus, bet ir mokėjimus ir daugelį dalykų, kurie vykdomi elektroniniu būdu. Tai mane tiesiog yra nuostabu girdėti, kad, reiškia, teismai nežino, prokuratūra tokių dalykų nežino, kai elektroniniai parašai, elektroniniai dokumentai yra masiškai paplitę. Tai reiškia, šiuo atveju aš galiu labai drąsiai teikti, kadangi aš jau turiu ir atsakymus iš tų institucijų, kad jie tokių, ir turiu ES tą sąrašą. Ten be abejo yra ir kitų Lietuvos institucijų, bet aš su jais aiškinausi, jie teikia registrų centrui patikimumo paslaugas. Tai yra, jie ten kažkokias programas daro ar kažką. Nors aš labai abejočiau jų patikimu ir aš dar papildomai paprašysiu patikrinti ES institucijų tos centrus. Aš jau nekalbu, kad kai kurius iš tų, kaip sakoma, papildomų paslaugų tiekėjų, mano supratimu, turėtų patikrinti Valstybės saugumo departamentas, nes ten plika akim matosi kai kurie dalykai. Bet mes esame tokioje laimingoje šalyje, kur Valstybės saugumo departamentas ir karo žvalgyba Lietuvos krašto apsaugos ministerijos mažiausiai žino. Tai yra tokie dalykai, kurie svarbus ir šalies saugumui, ir svarbus kiekvieno ūkinėje veikloj, ir svarbus Lietuvos demokratijai. Tai yra, kad pagal tuos dokumentus, kurie dabar yra, ir aš abejoju, ar VRK galės dabar atbulinę datą kažką pakeisti, nes viskas yra fiksuota. Dauguma išrinktų kandidatų, dauguma kandidatų dalyvavusių prezidento rinkimuose, matyt, neturės pakankamai parašų elektroninių, kurie prilygtų popieriniam, tai yra neturi kvalifikuotų parašų, nerinko tokių. Taip pat neturi ir partijos neturi pagal sąrašus
Tai Europos parlamento rinkimų atveju, čia kaip olimpiadai, žinote, girdite dažnai, aukso medalį laimėjo, bet atėmė, nes nesąžiningai laimėjo. Tai čia yra toks sąrašas žmonių, kurie galimai ir partijų, kurie galimai nesąžiningai laimėjo rinkimus. Todėl iš jų tas aukso medalis turi būti atimtas, Europos parlamento atveju pinigai grąžinti, prezidento rinkimų kampanijos atveju ir 19 metų rinkimai rezultatai ir 24 metų rinkimų rezultatai turi teisėtus pagrindus būti panaikinti.